Žurnalas Business Start antrus metus iš eilės išrinko geriausius šių metų jauniausius verslininkus arba startuolius. Laimėtojai atrinkti iš daugiau nei 250 startuolių, o finansavimą savo projektams gavo net 40 jaunųjų verslininkų. Su mumis šį vakarą yra Živilė Baubonienė, žurnalo Business Start redaktorė, ir taip pat Viktoras Ivanovas, programėlės arba startuolio Hunt.me arba Sumedžiok mane įkūrėjas. Labas vakaras. Labas vakaras. Ponia Baubonienė, kur veda šių metų startuoliai, šitie visi nugalėtojai atskirose kategorijose, kokios yra tos tendencijos, ką jūs skirtumėt? Tendencijos tai vis tiek daugiau yra paslaugų sferoje. Daugiausia viskas yra kuriama tas, kas gali palengvinti gyvenimą arba leisti užsidirbti daugiau pinigų. Ar tai yra tik internete ar visur kitur? Daugiausia, aišku, yra paslaugų internete. Gamyboje, pavyzdžiui, jeigu yra tokių pumpuriniuose arba finansuotose startuoliuose, kurie išradinėja. Vienas iš tokių, pavyzdžiui, yra, sakysime, su žvejyba susijusių, ar ne? Yra kitur su biomedicina, tarkim, labai unikalūs išradimai, jeigu irgi jaunos startuolis biomedicinoje su žandikauliu sprendžia tam tikras problemas, kurios iš tikrųjų yra jau pasirengusios įžengti į tarptautinę rinką ir jau ieško galimybių ir partnerių, kaip išplėsti. Jūsų vertinimu, tie, kurie laimėjo visose atskirose kategorijose, jie labiausiai ir pagerina gyvenimą, ar ne? Pagerina visi. Jie yra tą momentų įvertinti ir pripažinti. Iš principo, jie visi tie 200 su viršum startuolių, jie visi yra patys geriausi, nes jie veža, jie yra drąsūs, jie kuria idėjas ir jie pateikinėja. Jo labiau niekas nežino, kas bus po metų. Galbūt tie, kurie nebuvo apdovanoti, jie kaip tik išaugs ir šaus kažkur tai. Vertina, viską parodys rinka. Ir tai yra labiausiai įdomu. Mes, pavyzdžiui, jau stebim kelintus metus, kaip jie juda. Ir, pavyzdžiui, lyginant praeitais metais, pasižiūrėjom, kurie startuoliai baigė savo veiklą. Jie iš tikrųjų, ir padarėm dar tokį tyrimą, kokios klaidos daugiausiai lėmė. Tai visgi buvo tas, kad nesuformuotas kapitalas pakankamas, nebuvo tiesiog ir išleido per daug pinigų, nežinodami, kad galėjo išleisti mažiausiai negu dvigubai. Ponas Ivanovai, jūs sukūrėte mobiliąją programėlę, kuri padeda susirasti draugų arba pažinčių savaitgaliui arba verslui, kaip jūs tą vadinate. Kaip jums kilo šitą idėją? Šitą idėją kilo visų pirma iš to, kad kaip reikia susipažinti su žmonėm, jeigu tu nedrįsti su jais juos užkalbinti tiesiog į gatvę. Tarkim, būnant šalia vienas kitą, tu bijai jį užkalbinti, tai tu gali įsijungti programėlę, pasižiūrėti, ar tas žmogus yra šalia. Jeigu jis yra, tu gali jam parašyti tiesiog į žinutę ir tiesiog su juo užmegzti ryšį ir pratęsti bendravimą realioj erdvėj. Na, anksčiau būdavo taip, kad tada nueini pas psichologą, išsiaiškini savo problemas ir tada prieini prie žmogaus gyvai. Kaip dabar tas vyksta ir į ką viskas išsiplėtė? Tai vyksta dabar daug paprasčiau. Tai reikia turėti telefoną, reikia įsidiegti programėlę, stebėti aplinką, medžioti žmonės ir tiesiog ieškoti naujų pažinčių, nes dažniausiai pažintis susirandamos per draugus, per giminės ir tom užsiriboja, o čia yra beribė erdvė, kur tu gali tiesiog bet kur nuvykęs į nepažįstamą vietą. Kaip tas veikia realiai gatvėje? Jūs pasiimat telefoną ir einate tiesiog gatvėje ir žiūrit, kas yra aplinkui jūs, taip pat įsijungęs tą programėlę. Taip, ir jūs matot, kas yra šalia. Kiek jūs turite dabar vartotojų, kiek yra tokių žmonių, kurie prisijungia? Vartotojų šiuo metu prisijungusi yra arti 1000. Ar jūs žinote, ką nors apie jų santykius, ką nors apie sėkmę šitų santykių savaitgaliui ir verslui? Iš tikrųjų, man pačiam teko sudalyvauti tokioje, santykių susipažinimo centre būti, kai tiesiog mes su draugais buvome lauko kaviniai ir vienam iš mano draugų parašė mergina, kuris sėdėjo visiškai jam už nugaros, taip ir susipažino ją ir tęsė bendravimą realioje aplinkoje. Kokius turit minčių plėsti ir kaip labai jums reikia pinigų tam padaryti, ką jūs ketinate? Aišku, pinigų visada jų reikia, nes norint įgyvendinti idėjas, patobulinti programėlę, reikia tam laiko skirti, o laikas yra pinigai. Tai tiesiog turim tokių ambicijų, kad įdiegti papildomas funkcijas, plėsti programėlę kitose šalyse, užsienyje, tai yra jau paruošta, reikia tik smulkmenų ir pradės startuoti. Pone Baubonienė, ar tai bus antras Facebookas? Ar antras Facebookas? Aš nelyginčiau. Gal tai bus pirmasis Hunt.me ir apskritai pasaulyje išgarsės gal toksai vardas. Sumedžiok mane, ar ne? Sumedžiok, nes aš kaip tik galvoju, sumedžiok mane. Ar pats gerai žinai, kas yra medžioklė? Ir iš tikrųjų, ar tai primena tą procesą? Iš pradžių, kaip sako, su varovais, o paskui tik tai grobis. Taip. Svarbiausia, ar ne, kad tai būtų naujas ir inovatyvus projektas. Tai yra jos. Kas nulėmė sėkmę? Kokie yra tie sėkmės pavyzdžiai? Vat nulėmė sėkmę, tai iš tikrųjų ne tai, kad ar naujas
naujas vienareikšmiškai taip, bet startuoliai paprastai atranda visiškai naują nišą. Jie atranda naują rinką, kurios nėra. Jų yra dėl to sunkesnis žymiai kelias, nes jie pasiema ne tą vartotoją, kuris įpratęs, pavyzdžiui, vartoti tą pačią, sakysime, kažkokią paslaugą, bet visiškai kitokią, kurios jis nežinojo ir galvoja, kaip jinai man padės palengvinti savo gyvenimą arba išspręsti kažkokią mano problemą. Čia ir sunkiausia, ar ne? Renkant geriausius, niekad negali žinoti, kas pakeis gyvenimą po metų ar 2. Ir atrodo kartais tokie, gali, kaip, kvaila gal kažkokia idėja. O gal iš viso keista, kaip jinai gali, bet jinai kažko kabina. Kabina ir viskas, ir jų vartotojas ir pasako. Pakalbėkime apie pinigus. Ar tokiems projektams iš tikrųjų reikia pinigų, kad jie startuotų, ar gera idėja gali išsivystyti ir be finansavimo? Pačioj pradžiai visi kūrėsi, manau, kad su labai minimaliu kapitalu. Vėliau, jei augti ir ypatingai jeigu skverbtis į rinką, natūraliai reikėtų pinigų. Reikia žinoti, kam reikalingi pinigai. Tai yra ne atlyginimams jie daromi. Pinigai yra skiriami tam, kad jisai galėtų išsiplėsti, tai yra komandai, technologijoms, praplėtimui ir visam kitam, nes integracija, ypatingai kitas rinkas, yra reikli išlaidom. Ir pas mus jau net šiandien, galiu pasakyti, tai parodo labai didelį lygį Lietuvos, 38 finansuoti startuoliai. Tai yra, tikrai, žinokit, aš galiu pasakyti, visi stebėjo šitą visą projektą, buvo labai nustebinti, nes tai yra labai didelis rezultatas. Ačiū, kad atvykote abudu šį vakar pas mus į studiją. Živilė Bobonienė, žurnalo Business Start redaktorė, ir Viktoras Ivanovas, programėlės Hunt Me arba Sumedžiok mane kūrėjas.